Labas rytas. Ką tik pabudome, lekiam pusryčiauti. Saldainiukai čia mūsų. Patys skaniausi. Tik liūtėt, pažiūrėkit, kokį šiandien pasidarė kasytę. Va. Čia Instagram'e pamačiau, galvoju, visai nice. Mes jau susipakavimo profesionalai. Susidedam viską per pusvalandį. Mano padangas leidžia. Spėju per ventilį. Nu, bet nebaisiai. Reikės dasipūst kažkur susirasti. Ir lekiam šiandien. Mūsų laukia... Apie 70 km ir visai daug pakilimų. Bet... 1,5 kilometro pakilimų. Kas mums? Tokiam. 1,5 tai jau ne 3. Nieko nereiškia. Nieko nereiškia. Bandau įsidėti GPX failiuką, bet... Nu, niekaip nesigauna. Spjaukti tos GPX. O, aš overreaching esu. Spjaukti tos GPX-us. Važiuojam tiesiog tikri bikepackeriai, kur širdis nuves. Nu gerai. Nekilnojamo turto kainos Koliko miestelėje. Šiam 9. 69 tūkstančiai? Taip, 44 kvadratiniai metrai. O, geras. Visai neblogai. Taip, bet yra ir, pavyzdžiui, už 205. Tai matau, čia yra ir už 508. 1,700 pam. Kur milijonas? Va, 1,700 pam. Bet tai čia ką, tu jau čia 3... Čia kiek čia tų kvadratų net nebesuprantu. Žinau, kad 4 vonios yra, 8 miegamieji. Tai 3600 kvadratinių. Ne. Nesuprantu. Nu, va, aš irgi nesusigaudau jau. Ai, 400 kvadratinių metrų. Čia turėjo būti bike shopas kažkur pagal Google Maps. Bike shopo neradom, pučiam patys. Bet sunku su tą mažytę pampytę. Taip, tekliut? Ne, taip būtų sunku su normalia pompa. Ne veltui tas bike rental buvo įvertintas 3,8. Kad nepriveržė ventilį. Nu. Nu, bet atlaikė vakar visą dieną. Vakar prisipūtėm kažkokiam bike rente, sakė įvertinti gerai. Gytis įsijungė, žiūri, ten tik 3,5 įvertinimas to bike shopo, bike rental. Tai, žodžiu, dabar ir iš naujo reikia pūstis. Mes esam surinkę 372 metrus pakilim. Nuvažiavom 20. Nice. Tai ką? Pūtėm padangas. Pūtėm padangas. Bet dabar jau va, gerai. Viskas puikiai. Čia į slėnį tokį atvarėm.
slėnių dabar. Dabar tik kilt, manau, bus. Labai gražu. Stojam sūrio. Aš siūlau sustoti šitoj sūriniai, pasimti sūrio, gal ką nors prie sūrio ir tada jau į kalną kilti. Tinka. Tinka? Buongiorno. Čia? Piatto del giorno. Sì, uno. Uno tagliere di formaggi. Sì. Acqua naturale. Ok. Coca-Cola. Sì. A posto. Užsisakėm čia maistelį. Kas tam maišelė yra? Manau, duonelė. Vai. Šį kartą mano mažytė kavytė. Teklės tokia didžiulė su pienu. Vedai. Kiek mes... Tai koks telefonas. Kiek mes nuvažiavom? 59 beveik kilometrus. Surinkom beveik 1400 pakilimų. Čia yra laikraštyje sveikinimų skiltis, kur žmonės įdeda kažkokią nuotrauką ir parašo, va, čia, pavyzdžiui, močiutė su seneliu 61 metų sukaktis sutuoktuvių. Čia, pavyzdžiui, sveikina gal savo kokį anūkėlį su 13 gimtadienį. Ir visur nuotraukos sudėtos. Ką ta močiutė senolė? O šita tai 95 metų gimtadienį švenčia. Tai sveikina sūnus ir anūkai. Nu, geras. Paskui labai daug puslapių yra su futbolu, sportu. Sportas ir vien tik futbolas, galim sakyti. O, yra ir dviračiai. Papasakosiu, kad jau atvažiavom čia
rekordas mūsų šios kelionės taip anksti. Galėsim dabar darbus nudirbti. Kokia mūsų statistika šios kelionės, šios dienos? 70 km, 1,5 km pakilimą. Nice. Labai. Čia šitas namas po dešinę? Va, arba šitas po dešinę, arba šitas po kairę. O čia žiūrėk, į kairę parašyta. Šitas aprūdyje ženklas? Jo, būtent. Šita. Va, šitas pirmas. Čia kur malkos sudėtas? Jo, tos išklerusios. Ir ten yra miegamas viršui. Man atrodo čia. Yes. What is the code? Man vis tiek atrodo, kad čia gali šiandien nugriūti šitas. Pavyzdžiui, ten įpjauta, bandė kažką daryti. Bet visai įdomiai atrodo namas.